Šiandien šeštadienis vėl žygį ir važiuokit kaip įdomiai. Ėjau, nusiskyniau, matokį. Čia va, tokiu takeliu parodysiu. Einu, nusiskyniau, galvoju, burnas įdės. Gerai, kad pamačiau, ant galo žiūriu, erkė sėdi. Ir kaip įdomiai, žiūrėkit, va. Eini tokiu takučiu. Ir va, yra tokie, va, matot, stagarai, jie pakrypia. Ir va, šitas buvo, va čia dar vieną suradau. Ir va, matot, per kelnes prasibraukė. Ir štai, va, sėdė erkė, matot. Ir laukia savo aukos. Toj pasižiūrėsiu dar. Štai radau dar vieną. Štai takelis. Ir va, žiūrėkit. To, jeigu matysi, čia sufokusuos. Sėdi dar viena erkė. Ant va to vagaliuko. Ir štai aš pabandysiu nuskint. Jinai va kojytės ištiesus. Tai gal sufokusuos kamera. Nefokusuoja. O, sufokusavo. Štai dar viena, matot kaip jos. Ir buvo šita jau ta, tai tokia, ne ant pačio galo buvo šita va. Tai pabandysiu parodyti. Kaip įdomiai kamera nefokusuoja. Tuoj pabandysim užsidėti. O, matot? Op. Ir iš karto jinai nuėjo, o, ir ieško. O, jau bando iš karto kast. Tai matot kaip, būkite atsargus, net va tokioj va vietoj. O pilna erkių. Čia minutės bėgi, o suradau ant šitų. Ir čia ne Lietuvoje. Nu, tai Lietuvoje tas pats irgi labai daug erkių. Šiaip iš tikrųjų galėtų jau kažkokį nacionalinį sprendimą galvoti, ieškoti, kaip išspręsti šitą klausimą. Visiems gražaus artėjančio savaitgalio, būkite atsargus gamtoje.